Sveiki, šiandien keliausime dar viename unikaliame krašte – Galapagų salose. Jos pasižymi tikra gyvūnų gausa. Išgeriam kartu. Imsi. Čia lankysime retus didžiuosius vėžlius, taip pat gražiausius balto smėlio paplūdimius. Nardysime tarp žuvų būrių, iš arti stebėsime dar daugiau gigantiškų vėžlių ir retai sutinkamus kūjagalvius ryklius. Šiuose vietose, kur atsigręšiu, visur pilna gyvūnijos. Taigi įsitaisom patogiai ir neriam. Pasitinka vėžliai, valgantis kaktuso žiedus. Eina pasivaikščiosim po salą, susipažinsim, kaip atrodo tolimoji, išsvajotoji vieta. Prieš skrydį žemyninės Ekvadoro dalies teko nusipirkti brangų leidimą už $100, leidžiantį vykti į Galapagus. Taip pat buvo peršviesta ir patikrinta kuprinė, ar joje nebuvo nieko, kas galėtų pakeisti Galapagų florą ir fauną. Inspektoriai patikrino, ar nesivežu jokių gyvūnų, vaisių ar sėklų, panašiai kaip skrendant į Australiją. Izoliuotos salos labai dažnai saugo save nuo invazinių augalų, nes jie gali greitai daugintis ir išnaikinti vietinės ar netgi endeminės, niekur kitur nerandamas rūšis. Taigi inspektoriai įsitikinę, kad nieko draudžiamo nevežiau, netgi bananų iš žemyninės dalies, užplombavo kuprinę ir leido eiti link lėktuvo. Dar kartą tokia pati patikra vyko jau lėktuvui nusileidus salose. Nacionalinio parko atstovai patikrino, ar nebuvo pažeistos plombos, patys jas nuėmė ir pasveikino atvykus. Valdžia tikrai saugo savo unikalios gamtos nacionalinį parką. Tuo ir labai džiaugiuosi. Nekantrauju pamatyti visą šių salų gamtos ir gyvūnijos įvairovę. Miestelio pakrantė yra atitvirta tvorelė su tinkliuku, kad ruonių neprilystų ant šaligatvių ir neužimtų žmonių staliukų. Jis matosi tikrai nagli ir mėgsta užkariauti žmonių teritorijas. Daug paukščių, tikrai daug gyvybės. Gražus balto smėlio paplūdimys, žydra jūra, lavos akmenys, o tarp jų plaukioja žuvis. Ruonis nori draugų susirasti. Tiaretas įlanka, labai faina panardi čionais. Žiūrėkite, daug žmonių atėjusių. Ruoniai, žuvis, pasaka.
maudyti žmonės. Ne tik žmonėms skirtas, bet ir ruoniams. Dalis aptverta tvoromis, kad ruoniai nelįstų, bet čia tiesiog laisvai žmogus su ruoniu dalinasi smėliuku. Vaikštant po salas, visi suoliukai buvo užimti. Ant jų ilsėjosi ruoniai. Užsukus po kelių dienų, kaitrė popietę, į tą pačią vietą, vaizdas nebuvo pasikeitęs. Jeigu ant suoliuko miegodavo ne 2, o 1 ruonis, buvo galima prisėsti ir man. Gyvūnas tingiai pakeldavo galvą, sumygdavo kažką panosimi ir vėl knarkdamas virpindavo ūsus. Tai visiems labai smagu, kai yra ruonių. Vaikai krikštauja, laksto nuo jų. Savo irgi ateina fotografuotis. Gyvas gamtos paplūdimys. Marinuota Galapagų žuvis su svogūnais, paprika, pomidoriukais. Tiesiog burnoj tirpsta. Labas rytas, su jumis Algirdas Akhmedovas. Teko priimti sprendimą nusiskūsti ūsus. Todėl, kad kai nerių kaukė nepriglunda ir nuolatos bėga vanduo pro ją, akis graužia ir nosį. Nors gal ir nelabai tinka, bet ką darysi? Nieko. Dabar laukia sunkus nardymas prie didelės srovės, tai nenorėjau rizikuoti dar besitaisydamas kaukę. Šiandien nersiu į Kicker Rock, šioje saloje patį geriausią tašką. Kadangi didelės srovės, tai priplaukia daug žuvies, daug ryklių, įvairiausių kitokių jūros gyvių. Tai tikiuosi, kad bus labai gera diena ir gražu.
Miestelio pakrantė vakare. Groja Pietų Amerikos muzika, visi čilina, vakarieniauja. Šiaip pakankamai nedaug žmonių, galvo bus daugiau. Pagrindė visi su vaikais, nes nori parodyti vandens gyvybę, kiek čia daug įvairiausių gyvūnų. Faina, vakaras geras, vėsus. Alėja prie jūros labai gražiai sutvarkyta, kainos jau čia dvigubai didesnės negu žemyninėje Ekvadoro dalyje. Na, Galapagai, nėra ką norėti. Šiandien ilgai nesivaikštinėsiu, nes rytoj anksti keliuosi ir neriu po vandeniu. Žiūriu, ant prieplaukos stovi didelis būrys žmonių, gal žiūri kažką, tai gal vandenyje plaukia, kokie rykliai ir panašiai. Greitai atėjau, žiūriu, kad visi laukia kažko tai. Pasiklausinėjau, ko laukit, sakau. Sako, mūsų giminaitis pasimetė jūroje ir 24 valandas jo nieks nerado ir dabar surastas, parpluvinamas laivu čionai, tai visi sako, tiem pasidžiaugti, pasitikti ją. Pasižiūrėkit, kokia didelė, graži šeima Galapagų salos. Prieplauką ir norėčiau atsisėsti, bet suoliukas užimtas. Galima? Negalima. Išgeriam kartu. Imsi. Rosa Blanca, nardysiu čionai, turėtų būti ryklių ir kitokiausių vandens gyvūnų. Nardydamas vandenyne susipažinau su įspūdingo dydžio jūriniais vėžliais. Kai iš uolos netikėtai išlenda šio giganto galva ir įsistebeilė į tave didelėmis nemirksinčiamis akimis, matai visą šio ilgaamžio gyvūno orumą ir didybę. Jie neturi priešų, todėl plaukia lėtai ir užtikrintai, nesiblaškydami, nekreipdami dėmesio į šalia besikapanojančius žmones. Pasaulyje labai sunku sutikti kūjagalvius ryklius. Jų populiacija sumažėjusi, bet to tai labai baikštus gyvūnas. Tačiau Galapagose dėl srovių, kuriuose apstu maisto, čia suplaukia didžiausi būriai pasaulyje. Kartais plaukiančius ratu apsivalymo vietoje, kur mažos žuvelės išvalo jų žiaunas, galima pamatyti net iki 200 individų. Šis ryklys stambus gyvūnas, gali užaugti iki 6 metrų ilgio ir 600 kg svorio. Kūjagalvis nors ir retai, bet puola žmonės. Iš 9 žinomų rūšių 3 kelia grėsmę. Gyvūnas puola
papuola tik po žmogaus provokacijos. Kaip bebūtų gaila, pagrindinė grėsmė rykliams yra žmonės. Jie medžiojami dėl pelekų, dažnai ypač žiauriai. Nupjaunamas pelekas, o ryklys dar gyvas išmetamas į jūrą. Nusipirksiu vaisių turgelyje. Pigiausi vaisiai tie, kurie auga saloje. Tai bananai už $1 ir didžiulė papaja už 2 šį kartą. Bet atrodo skaniai. Dar matot, marakų yra šviežių, auga mandarinai. Iš principo pas visus pardavėjus tie patys vaisiai. Dar nusipirksiu marakujų. Matote, išdarinėtas. Pardavinėja po $1. Nereiks terliotis, iš puodelio su šaukštu susirėpsi, bus labai skanu. Kareivis sužiūri pagal žmonių sąrašą, kai įlipa į laivus, kad netyčia neapkirstų sienos po to. Galapagų salos tai grupelė ugnikalnių kilmės Ramiojo vandenyno salų, priklausančių Ekvadorui. Salos nutolusios nuo Pietų Amerikos apie 1000 km. Jie sudaro 16 didesnių ir daug miniatiūrinių salelių. Jos susidarė prieš 5 milijonus metų. Tai seniausios vulkaninės kilmės salos, kuriuose yra aktyvių ugnikalnių. Nuo 18 amžiaus į salas traukia viso pasaulio gamtininkai, keliautojai, nuotykių ieškotojai, banginių medžiotojai. Įspūdinga kolonistų banga. Vietoje žadėto rojaus pamatė pragarą, daugelis kolonistų pasitraukė atgal. Kiti maišydamiesi su vietiniais gyventojais sudarė šiuolaikinių gyventojų pagrindą. Snorkelinimo paplūdimyje, labai gražus baltas smėlis, žydras vanduo. Iš tikrųjų labai gražus paplūdimys, kuriame plaukia ir daug žuvų. Snorkelinu vandens paviršiuje, kol vandens įgula žvejoja. Tai pasigavo 3 didžiulius tunus ir dar vieną tunų šeimos žuvį. Pakankamai nesunkiai pagauna. Užmeta meškerį ir tempia laivą. Už kokių kelių minučių tunas pakibęs. Taip reikia saugotis, nes ruoniai griebia tai kas pirmas yra. Žvejys ištrūks žuvį, o ruonį ten.
Galapagų salose gyvena apie 250 000 vėžlių, tačiau ispanų jūreiviai juos naudoja maistui. Ir jų liko tik tai keli tūkstančiai. Tai dabar yra teritorijos, kuriuose jie saugomi, veisiami. Čia padaryta girdykla. Šis dar nėra pats didžiausias. Dar mažylis, turbūt kokių 40 metų tik tai, jie gali išgyventi iki 100 ir daugiau. Prieš kelius šimtus metų vėžliai pajutę agresiją iš atvykėlių pasitraukė į sunkiai pasiekiamus Sierra Negros ugnikalnio slėnius Izabelės saloje. Skirtingos rūšys, ne tik vėžlių, bet ir kitų gyvūnų, nesimaišo tarpusavyje. Savitos formos išsivystė skirtingose Galapagų salose. 1998 metais išsiveržus Sierra Asulio ugnikalniui beveik visi vėžliai žuvo. Pavyko išgelbėti 18 suaugusiųjų, tarp kurių buvo 3 patinai, laimiai lytiškai aktyvūs. Vėžliai buvo atgabenti perėjimo centre ir jau po 2 metų žmonės grąžino gamtai skolą. Išsirito ir buvo išauginta 200 vėžliukų. Iki šiol į gamtą išleista apie 600 vėžlių. Pasiremdami rasto storio kojomis, šie milžiniški ropliai slampinėja Santa Cruzo saloje įkurtoje fermoje. Ganyklos aptvertos tik galvijams, o vėžliai lėtai keliauja, kur tik sugalvoja. Pasiniurko purvo baloje ir nuropoja pasižvalgyti prie pagrindinio salos kelio. Ačiū, kad kartu keliavote Galapaguose. Tikiuosi, jums patiko tai, ką matėte. Jeigu norėtumėte padėkoti, lengvai tai galite padaryti paspaudę Super Thanks arba labai ačiū mygtuką, esantį po plėjeriu. Jūsų padėka man labai svarbi. Susitiksime kitą savaitę naujoje saloje, kurioje dar daugiau skirtingų gyvūnų. Linkiu sėkmės ir ate!